Kelionės po nepažintus mūsų šalies kraštus kartais gali atnešti labai malonių staigmenų. Šį kartą apsilankėme pas dvi įkvepiančias Mažeikių rajono bendruomenės, kurias gaubė vienas didžiausių šalyje – Ignitis Renewables vėjo elektrinių parkų. Įvažiuojant į Pikelių gyvenvietę, vietinių šmaikščiai pristatomo kaip mažiausią Lietuvos miestelį, mus pasitiko idiliškas saulėto rudens peizažas, kuriame gamta ir inovatyvūs žaliosios energetikos sprendimai kuria tikrą tarpusavio harmoniją. O šalia bendruomenės namų jau mūsų laukia ir vietos šviesuoliai – Gedučių šeima. Labai malonu su jumis susipažinti. Gerbiamas Danieliau, ar galite šiek tiek mums aprodyti, ką čia tokio įdomaus turite, ką veikiate šiuose bendruomenės namuose? Taip, galim maloniai Galim užėti. Super, keliaukim. Įėjus į pastatą iškart matyti, kad čia visai neseniai įvyko rekonstrukcija. Darbai prasidėjo 2019 metais, kad uždarius lopšelį darželį, patalpos buvo niekam, kaip nenaudojamos ir apleistos ir Pikelių bendruomenė su visais gyventojais buvo nutarta, kad atnaujinti tas patalpas. Dabar šioje jaukioje patalpoje vyksta susibūrimai įvairiausiamis progomis. Pikeliškiai čia pagarbiai išlydimi ir į savo paskutinėje kelionę. Tam, kad ilgesni pasibuvimai būtų patogus ir sotus, čia pat įrengta ir nedidelė virtuvėlė. O vos praėjus jam, iškart patenkama į stebuklingą knygų pasaulį. Štai mūsų bibliotekininkė Birutė Želvienė, kuri čia dirba ilgus metus. Tai jūs puikiai žinote turbūt kiekvieną skaitantį iš Pikelių. Nu taip. O kaip pačius pikeliškius jūs galėtumėte apibūdinti? Kokie tai žmonės? Malonus yra, draugiški, mėgsta paskaityti. Buvęs bendruomenės pirmininkas, dabar asociacijos Kuriame kartu vadovas Danielius atvedė ir į valgomąjį, kur mus pasitiko tikra naminio gardaus maisto puota. Pasistiprinus, buvome pakviesti į nedidelę ekskursiją gyvenvietę širdyje, kur pirmiausia, ponia Jadvyga supažindino su pikeliškių tradicijomis. Kiekvienais metais Šiaulių aikštėje vyksta ta tradicinė miestelio šventė. Nupinkime advento vainiką, bet neužilgo irgi vyks ir kiekvienais metais vyksta. Paskui popietės ir pasikalbėjimai. Jeigu žiūrėti iš krikščioniškesnės pusės, tai maldos popietės. Biblioteka organizuoja įvairias popietės. Kultūros namai turi savo stilius, savo renginėlius, mažesnius ar didesnius. Vaikų dienos centras irgi su vaikučiais gamina maistą, piešia, daro edukacinės programas. Be to ir mes patys darom edukacinės programas senoviškų ir naujoviškų būdų liejimų žvakių. Net turim savo žvakių formas, Vytauto paminklo ir koplytstulpio. Tai jas mes galime teikti kaip suvenyrus, kaip reprezentaciją mūsų bendruomenės miestelio. O čia kokia grožybė atsiveria dabar prieš mūsų akis. Sena pakankamai bažnyčia, ar ne? Taip, labai sena bažnyčia. Įėjus į vidų matytumėm lentelę datuojama 1636, bet sako, kad ji statyta 1752, nes buvo tyrimas ir rastus randa iš tokių datų. Tik išeini iš šitos erdvės ir patenki į tokią visai kitokią, inovatyvę, modernizuotą. Ar galite papasakoti, ką čia tokio naujo turite, nes matau ir apšvietimas yra netgi toksai iš saulės baterijomis. Ar teisingai? Yra. Bet dabar pirmiausiai mes gal aplankykime mūsų piligrimų kelio pradžią, Kamino Lituano atšakos pradžią, prie pat Latvijos mes esame. Taip. Tai ir nuo čia prasideda atšaka. Ir mes esam paruošę to kelio atšaką. Visur yra sumarkiruota. Pažymėta, kaip reikia. Ir žmonės žino eiti kur ir kaip, kas 500 metrų, kad nereikėtų naudoti telefoną. Ir yra visa informacija piligrimams, o viduje yra antspaudėlis užsidėti. Pirmą anspaudą užsidėti. Užsidėti antspaudėlį. Va. Kaip šauniai, tikrai. Mūsų kelių piligriminių eina pėsčiom žmonės įprastai, bet labai daug važiuoja ir dviračiais. Kad būtų patogu žmonėms, tai mes Igničio paramos dėka nusprendėme įrengti dviračių remonto stotelę.
Danieliau, jūs kai buvote pirmininkas šios bendruomenės, nuveikėte labai nemažai kartu su Ignitis Renewables. Atsivedėte čia kuo puikiausių projektų, kurie padėjo jums modernizuotis. Tai čia dalį apžvelgėme su jūsų žmona, o štai čia mes, matau, keliaujame tokią nuostabią alėją, kur turime apšvietimą nuo saulės baterijų. Taip, galbūt biškį stabtelėkim. Ignitis Renewables yra išdarytas takiukas, šaligatvis į Vytauto didžiojo paminklą. Paskui, jeigu pažvelgsim toliau, einam, ten yra išmanusis suoliukas, kuriuo labai džiaugiasi ir dieną, ir naktį vaikai. Galim pasikrauti telefoną. Oi, Taip pat atvykstantis turistai arba piligrimai turi progos atsisėsti ant suoliuko ir išklausyti visą istoriją. Jeigu pakeltume akis į viršų, pastebėtume, kad mes turim įsirengę 10 saulės šviestuvų, kurie šviečia vasaros metu dieną naktį. Prie pat jūsų miestelio, aš tik įvažiavusi, buvau pasitikta viso tikrai nemažo vėjo jėgainių parko. Koks patiems jums, kaip bendruomenė, jausmas yra gyventi prie jo? Jeigu mes pasižvalgytume aplinkui, kiek pas mus yra gandralizdžių. Pikelių miestelėje yra apie 30 gandralizdžių, vien miestelėje. Tad reiškia, kad jėgainės įtakos gamtai neturi. Ir kas dar svarbiausia, kad nemažas lėšas Ignitis Renewables skiria mūsų miestelio atgaivinimui, gražinimui ir visų gyventojų geroviai kelti. Tai gyvenate kartu su inovacijomis ir gyvenate sėkmingai, klestite, kas svarbiausia, ir judate į priekį. Judame į priekį, taip. Na, o po pažinties su pikeliais metas judėti toliau. O dabar aplankysime visai netoli Pikelių įsikūrusią Lūšės bendruomenę. Sveiki. Sveiki. Čia parašyta Lūšės bendruomenės namai. Taip, čia kažkada buvo mokykla, kuri jau 20 metų kaip nebeveikia ir jau 21 metai kaip čia įsikūrusi yra Lūšės bendruomenė. Tai džiaugiamės iš tikrųjų, kad turim galimybę turėti savo namus, kad ir kokie jie yra, bet stengiamės puoselėti juos ir kiek įmanoma padaryti juos jaukesnius visiems. Mūsų toks tikslas bendruomenės yra, kad sujungti žmonės. Stengiamės vykdyti veiklas, kurios įtrauktų žmonės. Tai stengiamės daryti kalėdinės vakaronės, kažkokius susibūrimus, kviečiame spektaklius. Galiu jums parodyti iš tikrųjų, kokius mes tos projektėlius savo vykdom. Jie galbūt nėra kažkokie labai dideli, pradėti jau prieš tai buvusios bendruomenės pirmininkės, kuri irgi daug čia darbo yra įdėjusi ir tos bendruomenės namus ir tą gerbuvį mūsų. Tai jau seniai stovi mūsų lauko treniruokliai, kurie gali jais naudotis visi norintys, tiek vaikai, tiek suaugę, tai jie jau ganėtinai senai čia gyvena, bet ir nesulaužyti, mylimi. Užima bendruomenę? Užima, taip, kažkiek to laiko. Turim iš tikrųjų vienas iš tokių naujesnių, čia prieš porą metų įvyktas projektas buvo mūsų, tai pusinė, nedidukė, bet krepšinio aikštelė, nes jaunimas iš tikrųjų čia pas mus nelabai yra tos veiklos, nelabai yra to traukos objektų, tai tas krepšinio aikštelė vakarais aš savo kieme girdžiu, kaip kamuolys bumsi, tai labai smagu. Apšvietimą turit, apšvietimas, jo, apšvietimas yra, iš tikrųjų rašėm projektą į Ignitis Renewables ir gavom finansavimą ir mes įsigijom 15 šviestuvų, kurie užmaitinami yra saulės energija ir būtent 4 iš jų stovi bendruomenės namuose, tai turim tą apšviestą ir krepšinio aikštelę ir sceną, kurią beje savo rankom kažkada susirentėm be projektų. Scena jūsų. Taip, mes turim ir vasaros šventės, o dar 11 šviestuvų stovi mūsų stoties gatvėje, kur yra tokia, sakykime, žymiausia ta mūsų kaimo dalis, kur yra ir paminklai partizanam. Čia tokia puikia lokacija, nuo kurios matėsi visas vėjo jėgainės taip gražiai pradėjusios suktis, nes vėjas, matyti, jau atsirado. O kaip jums patiems, kaip bendruomenė, jausmas yra gyventi prie atsinaujinančių energetikos tokių šaltinių? Kažkokių neigiamų komentarų ar atsiliepimų tikrai iki šiol negirdėjau. Matau, kad ko gero dauguma žmonių supranta, kad tai yra neišvengiamas energetikos žingsnis tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje.
Ir mes visi turim tą priimti kaip kažkokį tai žalią sprendimą tai mūsų energijai. Ir džiaugiamės iš tikrųjų, kad tos elektrinės mums suteikia ir galimybės. Mes galim rašyti projektus, juos teikti ir savo kažkokį tą gerbuvį pasigerinti. Tai manau, šitoj vietoj tikrai mes išvelgiam pliusą. O gal turit kokių idėjų naujiems projektams ateities? Oi, mes tų norų visokių įvairių turim, iš tikrųjų, atrodo, norėtus pasigerinti ir būtent bendruomenės namus, kuriuos čia turim. Norėtus ir šildymą kažkokį sutvarkyti, nes būtent šitie bendruomenės namai neturi to tokio, kad galėtume visus namus šildyti, todėl tai atsiliepia iš tikrųjų mūsų tai veiklai šaltuoju metų laiku, nes susirinkti ir sėdėti šaltyje yra nelabai jauku. Taip, bet turim iš tikrųjų tų norų ir planų, tai tikimės, kad pavyks tos projektus ir toliau sėkmingai rašyti, gyventinti ir gražiai gyventi. To entuziazmo jums palinkėsiu ir toliau kurtis. Ačiū. Pikelių ir Lūšės bendruomenės įsikūrusios prie Ignitis Renewables Mažeikių vėjo elektrinių parko. Jau keli metai auga ir vystosi gaudami finansinę paramą iš parko vystytojo. Per 3 metus bendrai Lūšės ir Pikelių bendruomenių projektams finansinė parama siekia per 87 000 eurų.